Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra šalių, kurios pagarsėjo savo senų tėvelių darbais, bet tarp jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis ir savo aukštais kalneliais ir žemais skloneliais, savo tamsiomis giriomis, didžiais tankumynais, kuriais nei žmogus nepraeina, nei žvėris nepralenda, tik maži paukšteliai čiulbonėliai pralekia, tik raibosios gegutės ir lakštingalėlės ankstų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuoja ir niaurią girelę linksmina. Rašė rašytojas Vincas Krėvė. Kalbiname gamtos skyriaus vedėją Mindaugą Lapelę. Tai mes dabar esame viena įdomiausių nacionalinio parko, Dzūkijos nacionalinio parko vietų, prie Merkinės piliakalnio. Stojame ant Nemuno tilto ir grožimės vaizdu, kurio ko gero nepamatys tie žmonės, kurie atvažiuoja vasarą čia, plaukti baidarėmis, ar kurie grybauti atvažiuoja rudenį. Todėl tikrai kartais apsimoka keliauti kitaip ir atvažiuoti netgi šaltą žiemą. Šiandien ryte buvo 25 laipsniai šituose kraštuose ir pamatyti, kaip iš lėto stoja Nemunas. Lietuvoje daug saugomų teritorijų yra, jeigu dabar taip sakyti, kuo čia ypatingas tas parkas vienas ar kitas, nes visur yra daug gamtos gražios, paminklų, kultūros objektų. Tai yra 3 dalykai, kurie galbūt daro išskirtinį šitą teritoriją. Tai yra miškai, kurie tęsiasi nuo Valkininkų iki Gardino ir iki Lenkijos, iki Vygrių. Tai Dzūkijos nacionalinio parko miškai yra dalis šito viso didžiulio 300 000 hektarų masyvo. Tai yra upės ir mes dabar esame Merkinėje, čia subėga, merkiniškiai taip juokauja, 4 upės. 4 upės, tai Nemunas, Merkys, kuris čia įteka prie piliakalnio, Stangė ir dar už kokio kilometro Strauja. Tai ir tos upės, jos yra ypatingos tuo, kad jos išvagojo kaip mėlynos gyslos tą visą teritoriją. Ir kartu tomis upėmis čia atkeliavo ne tik tai augalai, gyvūnai atkeliavo iš Baltarusijos, iš Ukrainos, tokios rūšys, kur niekur kitur nėra, galbūt Lietuvoje. Bet upėmis visą laiką keliavo ir žmonės ir prie upių jo kūrėsi. Ir va tas trečias ypatingas dalykas, tai yra, kad šitame krašte išliko kaip niekur kitur Lietuvoje, gal tik Dieveniškių regioniniam parke, gal dar kai kur Aukštaitijoje šiek tiek, ta tradicinė gyvensena. Jūs dabar atvažiavote ant Dzūkijos nacionalinio parko etnografinį sodybų. Ir kuom gražus ir šitas kraštas, ir šitoj pirke. Kiekvienas turistas atvažiavęs pirkion pamato iš karto, kaip tas sakė, piktų dziedų, tai mane, nes kiekvienas atvažiavęs nori pažiūrėti, kaip gyveno vietiniai dzūkai. O mūsų vietiniai dzūkai, tai yra pieskiniai dzūkai, vadinami šiliniais dzūkais dar, jų gyvenimo būdas yra visai kitokius negu kitų dzūkelių zanemunščikų ar grumstinių. Čia žmonės kaip gyveno, taip ir gyvena. Rinko grybus, rinko uogas, augino bites dravėse, pardavinėjo vaškų, medų keitė in grūdus. Lygiai tas pats nueina miškan, parsineša kažkaip lepeškų, parduoda ir iš karto gryna kapeika buvo ranko. Taip žmonės gyveno anksčiau, taip gyvena ir dabar. Į pirkion pas mus, jūs pamatysit, kaip gyveno vietiniai dzūkai. Viskas tas išlieki, žmonės dar kaimuose dauguma tais daiktais ir naudojas. Negdi pas mus, kaip ir Marcinkonyse, nedusgė kombainas atvažiavęs, viskų turėjo įsikūlai rankom, tai yra su spragilu. Jeigu gaspadorus kur karčiamonų užlėkės, tai moteriškė su kūlai pasdėjus ant gramdžimų įsikūla kokį pėdų grikių, kad būt šeimai pašus. Atvažiavę pamatysit, kad pas mus nėra labai daug molio, tai reiškia daiktų molinių, yra viskas iš miško. Dzūkai gyveno iš miško, už tai miškų ir saugojo. Kirsdavo tik tai žiemų, kada rūstas pats būna geriausias. Ir žinoma visų vasarų, pats pavasario, kai pradeda dzigt šmarškos, tada eina šmarškauts, o kartu ir miškų sodina, ir grybus ranka. Paskui pasirodo pirmi grybai ant rugių plaukimo, paskui išlenda lepeškos, mėlynės, tėva visų vasarų ir žmonės, inti atgaliau ir šitas iš miško į kaimų, iš kaimo į miškų.
jauna Marytė dvarų šlavė. Šiaip, jeigu jūs pažiūrėtumėt nacionalinio parko žemėlapį, tai visos saugomos teritorijos yra 3 rezervatai, 28 draustiniai, tai viskas yra daugiausiai upių slėniuose. Upių slėniuose visi senieji kaimai ir visos įvairovė, visi tie gražiausi dalykai yra upių slėniuose. Tai aišku, jeigu kažkas neturi daug laiko, tai aš siūlyčiau bent Marcinkonys ir Zaskagirio pažintinis takas, tai ten gali pamatyti viską, ir Dzūkijos miškus, ir pievas, ir kaimo gyvenimą, ir ten galima į 3 ratai, galima į 4 km, galima 8, galima 14, jeigu neturite laiko. O jeigu turite daugiau laiko, tada yra ir Kapiniškių kaimas, Musteikos, tai yra Merkio paslinė pievas, va čia prie Merkinės, kur tokios retenybės augalų, drugelių, kad visi botanikai, entomologai čia tiesiog važiuoja kaip į šventą vietą. Tai yra daugybė dalykų, bet yra viena ypatybė Dzūkijos. Bet aš kartais juokauju, Aukštaitijoje užlipi ant Ladakalnio ir matosi visos gražybės arba apsukai asfaltų ratą per kelias valandas ir lyg tai viską pamatai. Čia teritorija didelė, miškai platus ir reikia laiko. Čia yra tikrai daugybė dalykų. O šiaip tai jau tokie patys topiniai, tai aišku yra Merkinės vaizdas nuo Merkinės piliakalnio, tai yra Ūlos akis šaltinis, tai yra Ūlos karžiai labai vaizdingi, tai yra Zervynų kaimas, Musteikos, tai yra vietos, kurios tikrai yra labai įdomios. Aišku, Liškiavos vienuolyno ansamblis ir jos visos kitokios, nes Liškiava tai yra žmogaus sukurtas grožis. Merkinė, pavyzdžiui, čia yra turtinga istorija, čia mažai likę ten tų visų namų, nes tai yra miestas kryžkelė, kur kryžiavosi visi keliai, čia karai, gaisrai, bet labai turtinga istorija. Ir pavyzdžiui, čia gatvių tinklas likęs toks, kai vaikščiojo Lietuvos Lenkijos karaliai, čia Kryžių kalnelis Merkinė, kur yra unikalus paminklas pokario kovom, kur Lietuvoje kito tokio nėra. Žodžiu, kiekvienas čia gali susirasti savo, kas žvejoti, kas grybauti, gali ir kas domisi istorija, kas domisi kultūros paveldu, tradicijomis, galima važiuoti mokintis pinti, amatų savaitė Musteikoje būna. Ten kiekvieno rugpjūčio 1 savaitė būna pinimo savaitė. Susirenka žmonės, labai atmosfera laisva, demokratiška, be jokio tenai tvarkaraščių griežtų. Ir mokinasi visą savaitę, gyvena kartu, mokinasi pinti krepšius, visokias karbijas, skrybelės. Tai va tokių daugybė dalykų yra, kur tikrai yra įdomus. Nuo pereitų metų Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių rezervatas tapo kaip tik 12 Europoje panparku. Tai yra labai įdomi tokia koncepcija, kai laukinės gamtos išsaugojimas derinamas su darniu turizmu. Būtent tokiu, kokio reikėtų saugom teritorijom. Ir turi būti ne mažiau kaip 10 000 hektarų toks laukinės gamtos branduolys ir saugoma teritorija ne mažesnė kaip 200 000. Ir Lietuvoje tik vienintelė tokia vieta ir atsirado, tai yra Čepkeliai kartu su Dzūkijos nacionaliniu parku. Nacionaliniai parkai ir aplamai saugomas teritorijos tai yra vieta, kur turėtų būti kuo mažiau tokio komercinio, tokio masinio turizmo. Tai yra mažom grupėm, žmonėm, kurie domisi konkrečiais kažkokiais dalykais, tai čia tada yra ką veikti. Bet šiaip yra 2 lankytojų centrai, dirbame ir šeštadieniais, vieni iš pirmųjų saugomose teritorijose pradėjome. Tai ir tikrai žmonės gali tą informaciją rasti, geriausiai skambintis lankytojų centrą ir padės jums tada visą pasirinkti maršrutą ir kur kas įdomiau. Tai va šitai va. O dėl elgesio yra vienas tik tai dalykas yra. Šiaip jau takų sistema, stovyklaviečių yra tai projektuojama, kad kaip tik lankytojus gal nukreipti ten, kur ir įdomu, bet ir gamtai mažiau žalos. Tai va, tai yra
reikia atsiminti, kad iš tikrųjų stovyklauti su palapinėmis, su laužais galima tik tai reiškia stovyklavietėse. Ir tai labai paprasta. Žmonės sako, aš čia nežinojau, pamačiau čia pavėsinė yra vėl. Turi būti ir laužavietė, ir tualetai. Tai yra, jeigu tokia stovyklavietė pilnai įrengta, net gerai aišku būtų ir vanduo, bet taip gal ir nėra. Tai jau tada galima stovyklauti. O šiaip tai galima tik tai sustoti, papietauti, pasnausti prieš saulutę, bet jau ne be ugnies. Nes ugnis yra šituose kraštuose, yra, nu kaip sakyti, sausi pušynai, traškantis vasarą. Bet gaisrų čia nėra daug, nes žmonės, netgi seni žmonės, netgi vyrai, netgi cigaretę į delną gesina. Paspjauna į delną ir gesina, nežino, kad ugnis gali miške sukelti bėdų. Tai vat, toks jau, kaip sakyti, pageidavimas vis dėlto, kad su ugnimi reikia atsargiau, nes čia tikrai sausa ir tie miškai yra labai degus. Jauna